iš gimtinės išėjęs, gimtinėn sugrįžta. Aš galvoju, kad taip visada. Juk kas ta mano ir tavo Lietuva? Mes visi tai Lietuva. Kokie mes, tokia ir Lietuva. Ir nesvarbu, kaip toli benueisime, kiek valstybinių sienų pereisime, mums niekada nepavyks nusimesti to, iš kur atėjome, ką atsinešėme gimdami. Žmogus kiekvienu savo gyvenimo tarpsniu vis kitaip jaučia Lietuvą. Ir nesakau, ir neprašau, galvokite taip, kaip 1918 metų vasarį ar 1991 metų sausio 13. Aš sakau ir prašau, galvokite apie Lietuvą šiandien, gyvenkite joje šiandien, dirbkite, mokykitės, mylėkite, džiaukitės, bendraukite, kurkite ir būkite laimingi šiandien, gyvendami savo Lietuvoje. Žinoti, kur eina. Šakotas Lietuvos istorijos medis po savo plačiomis šakomis tvirtai saugo istorinę atmintį
visiems lietuviams įsimintinas datas. Vasario 16 užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Minėdami šią dieną mes mąstome apie savo protėvių politinę kultūrą ir jų drąsą, parenkant kelią lietuvių tautai Europos žemyne bei pasaulyje. Tai dvasios ir proto tvirtybė šimtmečiams įtvirtinusi data. Skelbti ar atidėti? O jei neištesėsim, o jei vidury kelio pritrūks ryžto, pasišventimo, pasiaukojimo, buvo tik žodis, o juk tą žodį paleisti į pasaulį ir į savo tautą reikės vykdyti darbais, aukomis, žmonių gyvybėmis. Ir vis dėlto vasario 16 dienos signatarai nusprendė skelbti. atkūrimo 95 metinių proga kviečiu tarti mūsų mokyklos direktorių Viktorą Baranavičių. Mili mokiniai, mili mokytojai, minime didžiausią ir svarbiausią savo šalies šventę. Vasario 16 ne tik prikėlė Lietuvos valstybę, bet ir tvirtino tautos sąmonėje laisvės kaip aukščiausią vertybės suvokimą. Nuoširdžiai sveikinu Jūs visus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos progą ir linkiu branginti mūsų istoriją, kurti gražesnę rytdieną ir kuri priklauso būtent nuo mūsų pastangų, nuo mūsų vienybės, nuo mūsų santarvės. Tegul šventė Jūs namus atneša daug laimės ir šviesos. Ir aišku, tuo pačiu norėčiau pakviesti dalyvauti Jūs rytoj vyksinčiuose mieste šiai šventai skirtus renginiuose. Ačiū labai.
16 dieną Lietuvos tarybos sostinėje Vilniuje, Didžiojoje gatvėje numeris 30, 12:30 vienbalsiai priėmė nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Nutarimas. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje. Lietuvos taryba, pranešdama apie tai vyriausybei, prašo pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Vilniuje vasario 16 diena 1918 metai. Tai buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, garantavęs mums nepriklausomybę ir naujo gyvenimo pradžią. Vasario 16-osios aktą tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių. Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovidaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislavas Narutavičius, Alfonas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Daugaitis, Aleksandras Turginskis, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Kazimieras Šaulys ir Jonas Vileišis. Aš dėkoju Lietuvai už laisvę. Aš dėkoju už karžygių drąsą. Aš dėkoju už senąjį Vilnių. Aš dėkoju už Nemuno vingius. Aš dėkoju už atokamžio pavasario rytą. Aš dėkoju už žydinčias višnes ir kvepiančias orą. Aš dėkoju už saulę ir vėją. Aš dėkoju už tėvynės miškus ir pievas. Aš dėkoju už laisvę kalbėti lietuviškai. Aš dėkoju už mamą ir tėtį. Aš dėkoju už tai, kad esu. Aš dėkoju už draugus. Aš dėkoju už tai, kad turiu kam paduoti ranką. Aš dėkoju už galimybę mokytis. Aš dėkoju už tai, kad turiu namus. Aš dėkoju už savo vaikystę. Aš dėkoju už jaunystės svajones.
Vasario 16 primena mums, lietuviams, visas lietuvių laisvės kovas. Ilgus amžius svetimųjų slėpta ir kankinta, karų sugriauta Lietuva atsigavo ir vėl suklestėjo. Viskas buvo sava, lietuviška. Laikraščiai, radijas, teatras, mokyklos, bibliotekos. Ne veltui knygnešiai nešė lietuvišką spaudą. Ne veltui laisvės kovose žuvo savanoriai. Vasario 16 gaivina tautos atmintį, puoselėja valstybės tradicijas. Dabartį įjungia su praeitimi, kad žmonės puoselėtų ir saugotų laisvės viltį. Ji visiems ir gyvenantiems Lietuvoje, ir atsidūrusiems toli nuo gimtųjų namų, kenčiantiems ar bandantiems kurti gyvenimą iš naujo, nuolatos primena: lietuviais esame, mes gimę.
kaip laikosi už pasakų vaikai. Jei supratai, sakyki žodį Lietuva. Tik neskubėk, nes ne tik raidė didžioji, bet ir pareiga jai didelė. Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis iškyla raštų raštai ir pilna padangė vyturių ir linų žydėjimas bekraštis. Ir einu tais tiltais į tave, Lietuva, tristyro aukso raidės ir skaitau, tėvynė be tavęs, tuščias ir beprasmiškas pasaulis. Kažkas gal išgirs mane, gal paskui mane pasakys, žegnokimės gimtinė, jie prasiplaukia akis. Kad būtų visi mūsų darbai, visa ugnies Lietuva, sunki mūsų rankoms, labai, labai mūsų meiliai, lengva. Žemė man, dovanota.
Thank you.